Separatistų vis dar kontroliuojamas Doneckas apšaudomas raketomis. Gyventojai pasakoja, kad artilerijos sviediniai raketos Petrovskio rajone krito apie 2 valandas. Į šį daugiabutį buvo pataikyta 5 kartus. Per bombardavimą žuvo mažiausiai 3 žmonės. Iš viso raketos apgadino 10 gyvenamųjų pastatų ir 1 ligoninę. Kaip tai įmanoma, mano visa šeima 3 kartos yra angliakasiai. Kasdien išlydžiu sūnų, vyrą, tėvą išeinančio iš šachtas. Paaiškinkit man, kokie jie teroristai. Iš kur jie surado čia teroristus? Donecką apsupusios vyriausybinės pajėgos mėgina išstumti iš jo separatistus. Ukrainos armija teigia vengianti susirėmimų gatvėse. Todėl bombarduoja separatistų pozicijas raketų salvėmis, kurios dėja dažnai būna netaiklios. Jie kovoja ne su sukilėliais, o su mumis, su žmonėmis. Jie šaudo į elektrines, namus, vaikų darželius, mokyklas. Nežinau, kur bėgti. Dabar vasarą žmonės išvažiuoja prie jūros. Tačiau kur jie turės sugrįžti? Nebemoka nei atlyginimų, nei pensijų. Ką mums daryti? Niekas mūsų negina, niekas mūsų negirdi.